Kiekviena miškininko diena yra diena miškui, o miškas užgimsta medelyne. Iš atrinktų ir genetiškai patikimų sėklų moderniuose medelynuose kasmet užauginame apie 50 milijonų įvairių rūšių sodmenų. Medelynuose išauginti sodmenys pavasarį iškeliauja į Lietuvos miškus. Sodiname, prižiūrime ir saugome mišką visais jo gyvenimo etapais. Žinoma, nepamirštame ir pačių mažiausiųjų. Kasdien stengiamės užtikrinti, kad kiekvienas mūsų žingsnis miške būtų atsakingas ir draugiškas gamtai. Dirbdami žiūrime į ateities tolius, kadangi mūsų palikimu džiaugsis ne viena karta. Mišką turime ne tik prižiūrėti, bet ir apsaugoti. Kasmet miškininkai gaisrų gesinti vyksta net kelis šimtus kartų. Atsižvelgdami į vis stiprėjančią klimato kaitos įtaką miško ekosistemų sveikatos būklei, skiriame didžiulį dėmesį sanitariniai miško apsaugai. Tai darome tam, kad miškas būtų sveikas. Deriname pažangius darbo principus ir technologijas su geriausiomis miškininkystės tradicijomis, siekdami socialinės, ekologinės ir ekonominės veiklos pusiausvyros. Mūsų tikslas ne tik išsaugoti tai, ką turime šiandien, bet ir kurti tvarų bei gražų mūsų miškų rytojų.